Daugiau kaip 100 pirmakursių prieš prasidedant mokslo metams 3 dienas ir 2 naktis praleido Fuksų stovykloje Balsiuose. Ir tikriausiai nė vienas dėl to nesigailėjo. Stovyklos organizatoriai Šiaulių universiteto studentų atstovybės nariai. Atstovybės prezidentė Gintarė dar prieš metus pati buvo stovyklautoja. Labai patiko tai, kad buvo labai daug studentų, didelis studentų skaičius ir ta tokia masė visur vieningai dalyvaudavo įvairiose užsiėmimuose, tiek klausydavosi seminarų apie universitetą, jo padalinius, įvairius kolektyvus, organizacijas, tiek žaidžiant žaidimus ar tiesiog vakare šokėsi irgi būdavo labai linksma, kai tu randi bendramžių, bendraminčių ir gali kartu pasišnekėti, pašokti ir pasibūti. Manau, būtent ir stovykloje buvo tas susidarytas pirmas labai geras įspūdis apie studentų atstovybę, kaip stiprią, tvirtą organizaciją ir gebančią studentui suteikti daugybę galimybių, tiek save išreikšti, tiek tobulėti ir siekti kažko dėl savo ateities. Studentų atstovybė prisistato pirmakursiams ir tu iš karto norėjai įsijungti į tą atstovybę? Labai patiko ir aš tikrai norėjau kažkur save realizuoti. Mano galbūt buvo išskirtinis atvejis. Aš iš karto buvau priimta dirbti į biurą, į centrinį biurą, socialinių ir akademinių reikalų koordinatorę. Na, o tik vėliau, jau pradirbusi apie pusę metų, kandidatavau prezidento postą. Šeimininkauti į Balsių stovyklą kviečiami tik aktyviausi, geriausi atstovybės nariai. Jų užduotis – rūpintis, kad stovyklautojams nieko netrūktų, kad jiems būtų atsakyta į visus klausimus ir kad jie neturėtų laiko nuobodžiauti. Man čia kaip ir pirmakursių stovykla, bet iš tikrųjų visiems sakiau, kad labai gailiuosi, kad nevažiavau, nes atgarsiai sklando iš lūpų į lūpas. Ir tikrai suprantu kodėl, nes iš tikrųjų yra labai smagu, nors vadovom tikrai yra labai daug darbo ir kartais gaunasi nesklandumų, bet stengiamės viską spręsti gražiuoju, humaniškai, gražiai ir paprastai. O aš pati kaip pirmakursė buvau stovykloje, dėl to man irgi labai geri prisiminimai ir dabar labai faina būti vadovė ir sakyti, aš buvau pirmakursė ir man reikėjo viską daryti, dabar jūs darykit. Pati atsimenu pirmam kursė, akis didelės, viskas įdomu, nieko nežinai, viskas keista. Ir jie dabar tokie atrodytų, bando labai atrodyti suaugę, bet to pačiu jie tokie dar perinamą laikotarpį iš tokio mokyklinio amžiaus ir jau tą studentišką amžių. Viskas, manau, čia jam yra įdomu, naudinga ir tikrai, manau, pravers toliau. Čia galbūt ta veikla yra kaip tokios mini studijos, nes yra ir akademinių dalykų, kai jie turi klausyti seminarų, turi dalyvauti paskaitose, turi būti laiku, nevėluoti ir ateiti. Ir yra, sakykime, šiek tiek laisvesnio laiko, kai jie gali pabendrauti, susipažinti, pažinti vienas kitą, kitus fakultetus, kitus studentus. Tai tiesiog yra toksai 3 dienų mažas visko mišinys, galima pasakyti. Stovyklos programoje susitikimai su rektorato, studijų skyriaus, kitų tarnybų atstovais, studentiškų organizacijų nariais. Aš tiesiog visiems pirmakursiam papasakojau apie mentorių programą, apie pačią Erasmus mainų programą, papasakojau, kokios yra skiriamos stipendijos, kur galima išvykti, papasakojo apie tai, kiek laiko jie gali tenais užtrukti. Aišku, visi sureagavo neigiamai, nes jie labai pasilgtų savo tėvelių brangiųjų. Ir tiesiog aš jiems paaiškinau, kad tie 3 mėnesiai prabėgtų kaip 1 diena. Ir jie visiškai su tom nesutiko, sako, mes vis tiek pasilgsime namų, taip toliau ir panašiai. Tiesiog aš jiems paaiškinau, kad Erasmus studijos vyksta tik 1 kartą gyvenime. Ir reikia tą galimybę naudotis ir, manyčiau, jie mane suprato. Tu minėjai, kad kai buvai dar prieš stodama į universitetą, rinkaisi netgi pagal tai, kad Šiaulių universitetas turi gerą Erasmus programą, ne? Taip, nes aš jau visą laiką, net mokyklai, 10 klasėje būdamas sakiau, kad aš stosiu į Šiaulių universitetą vien dėl to, kad tenais yra geriausiai išvystyta Erasmus mainų programa. Ir netgi buvau girdėjus apie tą mentorių programą. Ir buvau užsivedus, netgi tikrai užsivedus, tėvai jau žinojo, kad man reikės taupyti pinigus vien tam, kad mane galėtų išleisti į užsienį. Ir tik tiek, kad negalvojau, kad važiuosiu į Olandiją,
Aš jos iš viso į sąrašą nerašiau, aš rašiau Prancūziją ir, ką aš ten rašiau, Graikiją. Tik tais tiek, kad manęs tenais nepaėmė, nes prancūzų kalbos nemokėjau. Bet tikrai nesigailiu, kad mane išsiuntė į Olandiją, čia buvo pats geriausias mano gyvenimo laikas. Tikrai nerealiausias laikas. Ir iš karto grįžusi po Olandijos, pusę metų pasimokinau dar Šiaulių universitete, stropiai mokinausi tam, kad išlaikyti 10-tuką savo parsivežtą iš Olandijos. Įstojau į mentorių programą ir po pusės metų tapau prezidentai. Nuolat bendrauju su užsieniečiais, ne? Su užsienio studentais. Kas tai yra? Sudėtinga su jais bendrauti? Ne, tiesiog su jais reikia bendrauti tikrai draugiškai, kaip su broliu ir seseriam, nes jie yra ištroškę dėmesio, jie gali bet kada patirti tą kultūrinį šoką, kuris yra tikrai nemalonus. Pati atsimeni savo kultūrinį šoką turbūt? O taip, aš verkiau 3 dienas. Stovyklautojai iš tiesų neturėjo kada nuobodžiauti. Jiems parengta įvairiausių išbandymų ir atrakcijų. Čia, ta prasme, yra komandinis žaidimas ir esmė yra, kad kiekvienas žmogus gali pasakyti tik po vieną žodį ir taip turime pravesti žmogų pro labirintą, kad jis neužmintų ant juostų, ta prasme, ant tų sienų įsivaizduojamų. Kaip to sekėsi? Pusėtinai, bet vis dėlto neįveikiam. Sunku iš tikrųjų orientuotis, kai nieko nematai. Turiu draugų vyresnių ir ta prasme, sako, tikrai nuvažiuoju, bus verta, nesigailėsi. Iš tikrųjų, iš pradžio abejau, vis dėlto niekas, ta prasme, visi nepažįstami, bet atvažiavau iš tikrųjų ir tikrai, ta prasme, susibendravom tikrai ir su panelėm, ta prasme, kas yra aktualu. Kas svarbiausia? Jo, iš tikrųjų tikrai yra veiklos, ne taip, kad sėdėtume, ta prasme, dykinėtume tikrai užimtumai ir supažindina su universiteto veikla, su Erasmus programa. Iš tikrųjų šaunu. O kas smagiausia? Tikriausiai šokį vakare, be abejo, kas čia daugiau, kaip mums jauniems žmonėm. Aš galvojau, kad bus čia visokie užsiėmimai, ta prasme žaidimai, krepšinis, futbolas, o čia dabar ir apie universitetos pažinimo, visko sužinojome ir apie Erasmus, viską papasakojo. Kaip pakliuvai į universitetą? Ar tai buvo tavo pasirinkimas, ar atsitiktinumas? Ko tikėsi? Tai buvo mano pasirinkimas, užpildžiau prašymą iš tikrųjų. Tikėjaus, aišku, į geresnę vietą pakliūti, bet labai džiaugiuosi ir kur dabar pakliuvau. Buvo baisu kristi? Nelabai, nes iš tiesų visi pažįstami draugai, tai pasitikėjau. Ir pasakyti, pasitikiu, kad... Pasakiau ir viskas gerai. Kai pasakė, iš karto įsirašiau ir po to pasiklausinėjau, sakė, kad čia smagu, tai tikrai labai norėjau ir laukiu. Nusivyliai? Ne, tikrai nenusivyliau. Čia smagiausia, įdomiausia? Smagiausia tai vakarai. Ką veikėt vakarais? Žaidžiam žaidimus, o tinklinį žaidėm labai linksmai, diskoteka vakar buvo. Ir šiaip bendraujam, su visais supažinom, labai linksmai. Visi šitie 100 žmonių turbūt kaip vienas būrys, viena komanda, visi pažįstami. Taip, kaip viena šeima. Labai dėkinga užduotis, kadangi žmonės šitoje užduotyje išmoksta pasitikėti vieni kitais, kas yra labai svarbu. Ir tuo pačiu tikriausiai tai yra komandinis darbas, ar ne? Vieni gaudo ir užlipęs ant kėdės pasitikė. Tuo metu tai fuksai išmoksta kažką naujo, pasitikėti naujais kolegomis, kursiokais, šiaip iš kitų kursų, iš kitų fakultetų draugais ir naudinga patirtis, linksmai praleisti laiką. Ta mokyklą aš pernai perėjau pirmą kartą ir tikrai žinau, kad reikia ją perėti. Būtent dėl to yra lengviau įsigilėti į visą studentų gyvenimą. Liko gražus įspūdžiai iš praeitų metų? Taip, nuostabus. Smagiau būti pirmakursiui ir čia dalyvauti kaip pirmakursiui, ar dabar juos prižiūrėti, vadovauti, organizuoti? Iš tikrųjų smagu ir pirmakursiui būti ir smagu dalyvauti ne pirmą sykį, jau truputėlį prie vadovų būnant, vien dėl to, kad žinant, jog to nusipelnėjai. Nes ne kiekvienas atvažiavo tie, kas daugiausiai pasiekė per metus. Jeigu turėsit kitais metais per daug studentų, ką darysit pirmakursiu? Per daug nebūna. 2 stovyklas organizuosim. Tegul tik važiuoja, ne? Taip, tegul tik važiuoja.
Buvo baisu kristi, prieš tai pats laikai kitus. Na, iš pradžio atrodo viskas gerai, bet kai turi nuo savo aukščio 2 metrus ir dar palipi 2 metrus jau matai Šiaulius, tai galvoju, kur aš čia taip aukštai esu. Tai lengviau laikyti kitus ar pačiam kristi? Na, kaip visada sako, yra geriau daryti gerą, tai aišku yra ir laikyti lengviau. Kadangi įstojau į universitetą, tai reikia pradėti ir domėtis universitetu. Tai buvo puikia proga ir susipažinti neoficialioje aplinkoje su savo kursiokais, kurie bus, kaip žinia, čia yra beveik dauguma. Ir tiesiog gerai praleisti laiką. Tarkim, tokie žaidimai padeda susibendrauti, ugdo pačio įgūdžius, kad ir bendrauti su kitais. Tai puikiai patirtis, manau. Yra toks stereotipas, kad pirmakursiai labai kuklus, nedrąsus, visko bijo, kaip čia iš tikrųjų? Girdėjau, bet tokia dar čia nemačiau. O tie visi oficialūs susitikimai, paskaitos, seminarai, kur čia jūs labai daug turit visokių tokių renginių, naudinga? Pavyzdžiui, buvo viena paskaita apie krepšelius, kam yra aktualu mokamas, kam nemokamas. Pavyzdžiui, jeigu to būtum ieškojęs namie internete sėdėjos, turbūt jau būtų tekę eiti pas okulistą akinius stipresnio, o čia viską atėjo paaiškino, paklausti galėjai. Tai skaitau, čia sutaupi ir savo daug laiko ir tiesiog sužinojai tai, kas buvo tau svarbu. Visi įsivaizduoja, kad pirmakursiai yra labai kuklus, labai nedrąsus ir labai sunku išjudinti, kaip iš tikrųjų yra. Na, galbūt tas pirmas įspūdis būna iš pradžių, kad pradžioje gana tylokai, pajuokauja tik vienas kitas, na, o vėliau, kada susipažįsta, jau žiūrėk, tik spėk tramdyti juos. Nes, na, vis tiek jauna veržli jėga ir visada yra gana sudėtinga, bet žinoma, labai linksma kartu būti ir bendrauti. Visi žaidimai, atrakcijos, visą tai, ką čia veikiat, čia jau tradiciniai ar kiekvienais metais visi nauji? Yra tradicinių galbūt kažkiek, bet kitus irgi, sakau, keičiame naujais, nes, na, atsibosta, būna, kad ir moksleiviai jau mokykloje ir priklausydami kitose organizacijose jau būna žaidę tokių žaidimų ir stengiamės kažkiek pakeisti visą tą rutiną, jau visą tą dienotvarkę. Įdomus dalykai yra toks stendas su Facebooko siena, YouTube'o grupė ar dar kažkas, žaidimai, čia naujovė ar ne? Ne, šitas yra, na, pernai metais tikrai buvo, kaip seniau, nežinau, negaliu tiksliai pasakyti, bet, na, šiuolaikiniai visuomeniai visi be informacinių priemonių labai daug laiko praleidžia su jomis, tai šį savaitgalį tiesiog, sakėm, bus savaitgalis be internetinio puslapio YouTube'ės ir Facebook. Tiesiog visi gali čia rašyti. Turit sieną čia? Turim sieną čia, jo, visi gali čia rašyti realiai, o ne virtualiai ir taip dar kartą linksmai leis laiką. Kaip ir esu viešų ryšių koordinatorė, tai aš be Facebooko kaip ir gyventi negaliu. Tai čia irgi štai stovykloje atvykusi vėlgi naudojusi Facebooku mūsų tradiciniu tokiu. Tai žodžiu pasipostinau, kad labai valgyt noriu, pietus dar toli, laukia seminaras, galvoju, gal mūsų vaikučiai, tai yra koksai mūsų, gal kažką suveiks man valgyt. Bet dabar reikia laukti, kol tavo tą postą, tavo įrašą kažkas palaikins. Parašys komentarą, aš tikiuosi, kad sulauksiu kažko tai. Ta siena yra visiems, kiekvienas gali, ar ne? Apskritai, kiekvienas, tiek vadovas, tiek fuksas mūsų gali. Gali rašyti, kas blogai, kas gerai, man šiandien liūdna. Bet ką, kad ir susitikimai vyksta, tarkim, ar ne, mūsų žaidimo 2 naktis 3 dienos, ar ne, yra grupės tam tikros paskirstytos ir vyksta susitikimai su pasitarti dėl pasirodymų įvairių. Tai vėlgi jie rašosi ant Facebooko ar ne kelintą valandą, viskas kur susitinka, nu tiesiog tokia. Šiandien bus labai daug veiklos, nes turime ir teminį vakarą, taip, su tema vaikystė, ar ne, reikės pasiruošti patiems, įsikūnyti personažus vaikų. Taip pat turėsime ir išlikimo žaidimą, tai vėlgi pasiruošti, ar ne, parengti, na, kuo įdomiau, sudėtingiau fukstam pačias užduotis, kad ir jiem būtų linksma ir mums būtų linksma žiūrėti, kaip jie stengiasi. Keli žodžius apie išlikimo žaidimą, kas tai yra? Tai tiesiog fukso ištvermės toks, na, išbandymų metas, sakykime, ne? Na, tokios, galima paminėti gal kaip ir netradicinės, tokios šiek tiek krikštynos, nes iš tikrųjų stengtis reikia daug, reikia dirbti komandoje labai stipriai, nes bus paskirstytos komandos. Ir vėlgi reikės įveikti tam tikrus punktus, atsakyti į klausimus, įveikti užduotis tam tikras. Tai tikimės gero oro ir tikimės, kad fuksai padarys viską, kad bus smagu jiems patiems, tiesiog tokia patirtis. Tai čia susirinkę į šitą stovyklą pirmakursiai viską sužino, visą informaciją, kur kreiptis, kur ateiti, o ką kitiem daryti? Na, kitiem, žinoma, pateiksime informaciją mūsų puslapyje, taip pat bet kada jie gali užsukti į mūsų biurą, kreiptis į savo fakultetinės studentų atstovybės ir taip pat šiais metais yra viena naujovė, kad pirmakursiai kiekviena grupė turės po kuratorių studentą.
kuris padės apsiprasti universitete, supažindinti su įvairiais dalykais. Kaip tik prieš pirmakursį stovyklą vyko 2 dienas taip pat Balsiuose čia kuratorių stovykla, kurioje dalyvavo beveik apie 30 studentų. Tai buvo tiek mūsų studentų atstovybės tokie mokymai, pagrindiniai žingsneliai, ką reiktų, kokie klausimai galėtų kilti pirmakursiai, tiesiog buvo tai aptarta, pakalbėta. Buvo taip pat lyderystės ir komandinio darbo mokymai su Karjeros akademijos įkūrėju Gintaru Ignatavičiumi. Tai jis jau ne pirmą kartu bendrauja su mūsų universiteto studentais, tiek atstovybė ir tiesiog teikia linksmas akimirkas ir naujų žinių.